Labas vakaras, mėly LNK televizijos žiūrovai. Darbą eteryje pradeda 24 valandos. Šiandien laidoje matysite. Ar tik lietuvės moterys kenčia nuo užsieniečių vyrų? Dabar jie reikalauja iš manęs pinigų, su vaikais gyvena labai blogomis sąlygomis. Tai kodėl tu dar ne Vengrijoje, kodėl nedirbi, kodėl nesiunti vaikam pinigų? Ką daryti užsieniečiui, kuris nesusitvarko su vaikų mama Lietuve? Noriu, kad vaikai čia nebegyventų. Šaukštai po pietų, Silardai. Istorija apie Olgą, kuri pabėgo ieškoti geresnio gyvenimo. Tikrai čia ir bijau, nežinau, ką man daryti. Kiek kartus jums žadėjo, kad nebegers? Na daug jau, tik aš jau 3 metai kaip kankinuosi čia su juo. Ir pupų dėdės noras pakeisti vardą. Atsiriboju ir visai įsižadu šito pavadinimo ir nuo šiol mane gali Lietuvos žmonės vadinti tiesiog Upo dėdė. Prieš pirmąjį reportažą noriu priminti 24 valandų komandos pažadą padėti visoms smurtą namuose kenčiančioms moterims. Mes savo pažadus tęsime, bet nelikite abejingi ir jūs. Kartu padėti galime tik tai moteriai, kuri supranta, kad taikstytis su smurtu namuose negalima. Tai pripažinti negėda, gėda smurtauti. Todėl kviečiu žengti ryžtingą žingsnį ir paskambinti mūsų laidos telefonu. Aš asmeniškai pažadu, jeigu reikės, padėsime išsikraustyti, susirasti naujus namus ir atsistoti ant kojų. Svarbiausia netylėti. Netylėkite ir jeigu matote smurtą kaimyno namuose. Surinkite telefono numerį 112 ir galbūt jūs padėsite apginti skriaudžiamą moterį. Galbūt netgi išgelbėsite vaiko gyvybę. Užteks likti abejingiems. Apginkime vaikus dabar. Istorija iš Šilalės. Istorija apie Olgą ir 2 jos vyrus. Vienas, su kurio moteris gyvena, bet laimės taip ir neranda, ir kitas, kuris Olgos laukia, bet taip ir nesulaukia. Bet apie viską iš pradžių. Mums paskambinusi Olga pasiskundė, kad bijo savo draugo Rimo, ypač tada, kai jisai išgeria. Neva išgeręs jis ne tik tampa agresyvus, bet ir tempia iš namų Olgos daiktus. Jau išnešė šaldytuvą, dujų balioną ir dulkių siurblį. Moteris sako daugiau nebegalinti taikstyti su tokiu elgesiu ir prašo mūsų pagalbos. Į Žemaitiją išskubėjo Aida. Šiandien esame Šilalėje. Mums skambinusi Olga prašė, padėkite atsikratyti geriančio ir smurtaujančio sugyventinio. Todėl šiandien esame prie Olgos namo ir netrukus su ją susitiksime. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, galime svečius? Galima. Nu, sveiki, aš Aida. Olga, čia jūsų draugas? Jo, sugyventinis tas. Aha. Žiūriu, tai pasipuošęs gražiai mėlynė po akim. Kas atsitiko? Ne, aš čia su draugu mes juokas pajuokavom ir... Čia tokie juokeliai pasistatė Šilaliai, kad paskui su mėlynėm visi vaikšto. Gerai, Olga, gal pradėkim, žiūrėkit dabar, kodėl mes čia atvažiavom? Kokios jums pagalbos reikėtų iš mūsų? Nu, kad... Sutarimų biškį. Nu, Kam su manim? nu, kad... Tai tu įsikvietė dėl dokumentų, kai jį tepnę atiduoda. Ne, dėl tavęs aš, vien dėl to, kad tu biškį nesąmonės dirbi. O ką jisai Ką daro? aš darau? Nu sakyk, nu, kad čia jėdė va. Nu viską. Pardavinėjai visus daiktus, pardavinėjai. Na, padarinė iš to. Nu taip. Gerai, nepradėk. Nu, O žiūrėkit, o kaip jums dabar reikalai čia su alkoholiu, tai kažkaip ne taip ir dabar toks žiūri, biškį sveikatos nėra, ne? Na tai va, pagėriau čia 1,5 savaitės, nu, to čia, nu, taip negeriu, nu. Bet žiūriu, žiūrėkit, mėlynė po Nu akim. gerai, tai melynu, nu gerai, nu duri man. Bet žiūrėkit, Rimai, bet žiūrėkit. Gerai, gerai. Palauk, Tęsk, ne, nu negerai, nu žinokit, jinai pasikvietė. Vadinasi, yra negerai, nes jeigu būtų gerai, tai nebūtų mūsų Olga kvietusi. Gerai, nepradėk čia man čia, pudrinti, nu čia jūs. Aš nepudrinu, Rimai, žiūrėkit, o tai gal jums geriau atskirai gyventi tada? Ką aš atskirai? Nu, jeigu Ai. jinai nepatenkinta kažkuo. Savo gyvenimą nepatenkinta. Jinai sakė, Aš kad tokia- jūs ir smurtaujat. Kas smurtauja? Kelis ranką pakėliau. Kad? Kelis ranką pakėliau. a nebuvai nosį praskėlęs. Atsimeni? Netyčia, gerai, kliuvo, biškį per nusikį.
Tai kas aš tau, būtų gal kas nors? Mes pykstamės, Rimai, tu supranti, mes pykstamės. Tu šiuo momentu geri labai smarkiai. Pagerai, kelias dienas, geri, tragedija. Nu, ne kelias. Kiek jau laiko geria? 2 savaitės. Net 2, susivaičiai, biški. Nu tai va. Viską nešat iš namų, tai ką? Ne, nešu nieką, nu. O tai kur balionas, kur čiurblys? Ką? Kur? Turiu paskolis draugui. Ai, galime į pas tą draugą pasimti viską? Čia nešti gyvenu. Tai nuvažiuosim, mes mašiną turime. Ai, kad gerai, nebes... Bet mes, žinokit, ją pasiimsim. Tai pasiim. Viskas metų gyrimus iš jo, nu... Ar tikrai mesit? Taip. O gal jūs norėtumėt gydytis? Kada tu pagiri, su tam yra komplikacijos. Nu, bet tai mes neskiriam, Aš bet- negeriu, Rimai, man yra, pavyzdžiui, blogai. Kaip aš tai negeriu, visą laiką dirbu, negeriu, nu tai jas mari. O žiūrėkit, o tai kur tie daiktai, jūs tikrai juos pardavėt? Nu, juos reikia užsidirbti, nupirkti. Nepardaviau, jau išdažiau, iš niečio lauk. O kodėl jūs daužėt? Olė pabėga pas Meilužę. Taip, čia negaus, aš vienas įkalsiu. Taip, pabėga pas Meilužę, nu iš... Ne pas Meilužio, pas draugą. Pas buvusą, pas buvusą Meilužę, nu iš ten... Nu, pas Antaną, jis Klaipėdoje gyvena, socialinį būstą gavom. Nu. Pas Meilužę jis pabėga, nu iš tų nervų, nu į viską čia išdaužiau. Ir viskas. Bet tai jeigu jūs geriate, Rimai, tai kaip ką jie darys? Kiek aš geriu, Nu, bet jūs ir Dabar dabar, geriau. žiūrėkit, jūs visas net drebat. Nu, jums negera, aš matau, kad jums negera. Niek manierės tvarkoj. Bet jau dabar, žiūrėkit, jau dabar galvojat, kaip Gerai, čia... viskas nustosiu gerti, bus tarkanas kitol toliau gerai. Tau yra, užein tau. Man niek neužėjai. Užein, Rimai, užein. Nesakyk. Nu. Tau fazė užplauk, tau yra depresija, suprantu. Tu išėjai iš tų ūkininkų, taip. Dabar esi pagėręs. Kaip man jaustis? Nu, aš netgi važiuoju pas draugę mėgoti, nakvoti, nes aš žinau, kad man naktis bus bemiegės su tavim. O ką jisai daro naktį? Nu, nieka. Miega, atsikel vėl. O šiandien neįsit ieškoti kur nors dar 50 gramų? Ne, Sveikatai pataisyti. ne. Ar jūs tikit, ką jisai sako? Nežinau aš. Nu neįsiu, tik klausiu, nu Jisai dabar šiandien aš pas draugę, mane kaimyns parvežė čia, aš pas draugę mėgojau. Parvažiavau žiūrėti jį, ar jam viskas gerai. Nu. Ne, aš čia negėriau. Tu ieškokis darbą, tau reikia O darbo. žiūrėkit, Olga, o jūs norėtumėt gyventi dar su šituo žmogum? Nu, aš bijau, girdu, žinokit, aš bijau, aš kadangi Tai pati... nėra Tai gerai. natūralu, taip ir aš, žinokit, man irgi neramu. Žiūrėkit, Rimai, jei nėra saugumo jausmo, suprantat? Jūs pareinat girtas. Gal jūs ten nieko blogo ir nedarot, bet tas jūsų kilnojimasis. Tau reikia operaciją darytis. Tu geri ant to pačio inksto. Na. Jūs tiesiog galit numirti, jūs suprantat šitą ar ne? Gerai, numirti, nieko net nebegadinsiu. Nu tai jūs suprantat, dėl ko jinai nenori su jumis būti, nes jai nesaugu. Nu tai baimė paplūdėjau, čia kaip pusantrą savaitę, dabar jį tragedija, ne? Bet tai Rimai, ar jūs tikrai pats išsikapstysit iš to? Kapstysiu. Bet mes galim jums padėti. Olė žinai, aš ją girdi, aš kai nutraukti negeriu, viskas. Ar būna taip? Būna, kada darbą tikrai palaiko ir turi teisės, traktorių teisės, pati padėjau, viską tikrai. Viską nebegersinu. O žiūrėkit, o kodėl jūs tam praradote tą darbą? Kas atsitiko? Per gerimą? Ne per gerimą, aš tą negeriu darbę, per olę. Kodėl? Tu supranti, kad šeimininkai ten jie skriausdavo. Skriausdavo jūs ten? Skriausdavo. Ir dabar, kaip mes dirbam čia paskutinį mėnesį, man atėmė dokumentus. Nei dokumentų netiduoda. O tai aš ten negeriu, dirbu, darbą prilaikau, aš alkoholį nevartoju. Darbuoju visą laiką, nu. Tai dabar žiūrėkit, tai dabar jau visiškai pasimečiau. Tai dabar realiai kokios reikia pagalbos. Aš kaip suprantu, Olė, jūs taip toliau ir gyvensite su Rimu, ar ne? Na, jeigu pasikeis, jeigu prižada pasikeisti, kad... Taip, viskas, nu visą laiką, nu aš viskas, dirbu, tai nebėra. Bet kad tu, kas svarbiausia, kad tu eini, ieškai, vaikštai, tu eik geriau pasivaikščiai po gryną orą, ar važiuok pas savo tą mamą, pabūsi tenais ir su Valdžiu, turi brolį. Nu, šokeris mano. Aišku, jis biški vyresnis už Rimį. Eik tenais pabūk, aš noriu, man tos reikia ramybė, supraskit. Aš buvau pas tą tetą susitaupiusi tų pinigėlių. Kiek čia buvau susitaupiusi? 15 000. Ar kiek? 10. Nu, susitaupiau, nusipirkau tos daiktus, čia šaldytuvą turėjau, mikrobandę turėjau, dujinę turėjau, viską turėjau, bet... Kur jie dabar yra tie daiktai? Sudaužė Rims man tos daiktus. Pabėga pas kitą, jis dažia viską. Nu, bet tai yra... Darbo, nu. Bet tu gėri. Bet tai ne jūsų daiktai, Rimai.
Tai gerai, mes susitarėm atgauti pirkti, nu. Kiek kartų jums žadėjo, kad nebegers? Na daug jau, tik aš jau 3 metai kaip kankinuosi čia su juo jau. Nu, ir ko jūs čia sėdite dabar pas jį? Gydytis jisai nenori. Mes jį galėtumėm padėti jam. Vežti, taip. Bet jisai nenori. Nieks per prievartą, žinokit, niekur nieko nelaiko. Dabar vienintelis kelias, ką aš va dabar kol kas matau, tai yra jum iš čia bėgti ir kuo greičiau. O taip, aš pastoviosios vietos neturiu, aš pastogės neturiu. Aš sakau, aš pas tetą taupiausi tos pinigėlius. Ta 10 000, aš nusipirkau čia tos daiktus. Nu. Ir viską išdaužė. Viską išdaužė, iš tikrųjų pardavė, neišdaužė. Aš čia policija čia buvau išsikvietus, kriminalai buvo. Man tikrai čia ir bjauru. Nežinau, ką man daryti. Ir aš nuomą šitais, kaip mes parvažiavome iš tų ūkininkų, mes nuomą mokėjom. Bet ar jūs sutiktumėt palikti Rimą? Bet jau palikti visam laikui. Nežinau, aš dar galvoju. Tai šitas žmogus, jisai, kažin ar pasikeis. Gal kada nors, aš labai viliuosi. Vakar sumušė čia žmogų. Ir dabar turi važinėjasi policija. Nežinia, kaip čia bus. Kas sumušė Rimas? Rimas sumušė žmogų? Taip, vakar buvo į kriminalą ir policija ir greitoji. Tai už tai čia ta mėlynė pakyja? Ne. Čia mėlynai yra na draugo. Nu. Už ką jisai jį sumušė? Na, pergerė, žinot kaip ir. Pergerė ir čia draugai atėjo čia pasi ir aš nenakvojau čia, nes aš bijojau. Nu. Aš turiu, nu kaip, aš turiu gerai, aš Klaipėdoje turiu draugą, jisai socialinį būstą gavo. Nu, ir... O jisai geras, negeria? Negeria, nerūko, negeria, darbą palaiko, dirba. Tai gal žiūrėkit, tai važiuojam pas tą draugą. Ko jūs čia sėdit? Kas jūs čia laiko? Pasakykit, pats prie Rimo, kas jūs laiko? Kodėl jūs čia būnat pas jį, jeigu jūs turite draugą, kuris turi būstą Klaipėdos mieste, kuris turi darbą, kuris negeria, nesmurtauja? Man čia reikia daiktus pasimti ir... Tai mes paimsim ir nuvešim jūs pas jūsų draugą. Nebūkit prie smurtaujančio žmogaus. Bandom surinkti šiandien, kas tenais įmanoma. Nežinau, aš bijau. Ko jūs bijote? Nu, Rimės aš bijau. Bet jisai nevažiuosi Klaipėdą. Jisai gali pasisamdyti ir atvažiuoti. Nu ir gerai, jūs iškart iškviesit policiją, kai tik tai priartės prie jūsų ten Antano durų. Juk jis yra svetimas žmogus, jis nėra jūsų vyras, jūs nesat oficialiai susituokę. Ne, Jūs mylite tą Rimą? nebelabai aš myliu. Ar Tai kaip aš bendrauju taip su juo, bet tik tiek, kad jisai man aiškinė visokiais žodžiais, nu, kad tu čia man aiškinė, aš pas Editą buvau pas tą draugę Žydeikiuose čia išvažiavus, ko tu čia aiškini, ką tu čia dirbi, ko tu nori. Nu. Tai vat jums dar kartą atsakymas, ar jums reikia tokio žmogaus, kuris jūs pravardžiuoja, negražiai ant jūsų sako? Antanai, Aida su jumis kalba. Taip. Žiūrėkit, Antanai, ar jūs priimtumėt Olę pas save gyventi? Tai aš priėm. O žiūrėkit, Antanai, jums patinka šita moteris, jūs gyventumėt su ją? Tai aš gyvenu, kai jin laksta. Agirdi, šiuo momentu Rimis Agirdi labai smarkiai Antanai geria. Nu, ir aš labai bijau. Geria, ne iš tavo pinigų. Nu, iš mano pinigų jis geria, jo, jis atima iš manęs. Taip. Nu, ką sakiau už tave? Aš nebegrįšiu pas tą Rimą. Tu buvo pinigą pas tavim. Ar duodat jai dar paskutinį šansą, kad jinai pas jūs grįžta, bet jeigu jau dar kada nors išeis, jau daugiau niekada nebepriimsit? Ar galim taip tartis? Nu, taip, galim šitą. Nu, va, girdėjot, Ole? Girdėjau. Nu ką, daiktai sukrauti, nemažai čia gavosi turto. Dabar ką darysim? Bandysim viską nešti į mašiną, taip? Viskas, Ole, daiktai sukrauti, kaip nuotaikos? Man geras nuotaikas, vien dėl to, kad aš pasiskambinu su savo to draugu, viskas gerai ir kad jis mane priima, kad aš džiaugiuosi.
Ole, daugiau taip nebebus. Taip, jisai nebepaveiks pasikeisiu. niekaip, ar ne, Rimas? Jūsų nepaveiks niekaip, tikrai nebegrįšit. Ne, nebegrįžti. Nes tikrai aš tikiu pagal jūsų pasakojimą, kad jūs su Antanu tikrai gyvensit gražiai. Nu taip. Viskas, daikteliai sukrauti, uždarom dureles ir visi judam. Kur mes judam? Į Klaipėdą. Į Klaipėdą. Viskas, susitiksim dabar jau Klaipėdai. Važiuojam. Atvažiavome į Klaipėdos miestą su visais daiktais į Antano butą, kur dabar jau turėtų čia apsistoti Olė ir labai tikiuosi, kad jinai jausis čia saugi. Olė, žinok, čia nėra, net nėra ką lyginti, kur tu ten gyvenai, ar ne, kokiam bendrabutyje. Ir čia pas Antaną, nu puikiai. Ar pagelbėjomės tau? Taip, pagelbėjot. Taip. Mes išeinam, gerai? Sėkmės tau kuo didžiausios, jeigu ką skambink. Jo, Ir negrįžk pas Rimą. Ne, jau viskas. Viskas, ate. 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 Ateiti. Olgos Klaipėdoje laukė jau seniai, tik moteris vis dvėjojo. Dabar tvirtai žinome, Olga tikrai turi kur gyventi. Sąlygos puikios, tereikia tik noro ir trupučio pastangų, kad naujieji santykiai sutvirtėtų. To ir linkiu. Supratimo ir abipusės pagarbos. 24 valandų komanda šį kartą turėjo padėti nelietuviui. Iš Vengrijos į Lietuvą paskui mylimąją atkeliavęs Silardas, kaip pats sako, dabar turi kovoti dėl vaikų gerovės. Vyras tikina, kad su mama 3 jo vaikams gyventi nesaugu. Daug negražių žodžių telefonu išliejo Silardas, o kaip yra iš tikrųjų, aiškinosi Žilvinas. Šį kartą mūsų išsikvietė vengrų tautybės pilietis egzotiškų vardų Sinarta. Man reikės prisiminti vidurinės mokyklos anglų kalbos žinias, kaip ten prasideda do, how. Kaip laikaisi? Prastai. Okay, Silardai, žinau, kad turi problemų su savo buvusia žmona. Ji ne žmona. Mes niekada nebuvome susituokę. Tik auginame 3 vaikus. Dabar ji reikalauja iš manęs pinigų, su vaikais gyvena labai blogomis sąlygomis. Visi jai patarė išsikraustyti iš savo tėvo namų. Tas vyras yra labai blogas. Jis vartoja alkoholį, o mano vaikai turi ten gyventi. Aš kreipiausi pagalbos į vaikų teisių apsaugos specialistus, bet jie aiškina, kad viskas gerai. Tai juk akivaizdus melas. Aš kiekvienam vaikui per mėnesį turiu sumokėti po 150 eurų. Tai iš viso 450. Taip. Aš žinau, kad mano vaikai kaip laukiniai. Mama jais visai nesirūpina. Ji tik sėdi prie kompiuterio, o vaikai grįžę iš mokyklos žaidžia vieni ant žemės. Silardas prisibijo, kad pinigėliai skiriami vaikučiams yra prageriami vaikų senelio, o mamytė labai dažnai atsidaro interneto puslapį ir galimai daro statymus. Ponatis Silardas nekartą kreipėsi į vaikų teisių apsaugos tarnybą, į policiją, tačiau kol kas jo pastangos vaisių nedavė, todėl jam liko paskutinis šansas, išsikvietė mus, kad kažkokiu būdu būtų apsaugoti vaikai, jie turėtų sotesnį kąsnį ir būtų šiltai priimti. Svečių atvežėm. Nepatikėsit. Sako, Augustė turbūt norėtų kartu gyventi, važiuoti į Vengriją, tačiau tėvai neišleidžia. Silardas labai pergyvena dėl vaikų ateities. Sako, aš nežinau, kokius pavyzdžius jie gauna gyvendami šitam name. Rūpinuosi savo vaikais, tai kaip aš nesirūpinu, rūpinuosi. Bet tai aš nemanau, kad jis tas problemas būtų išsigalvojęs. Sąlygas, geriausias sąlygas. Visom savo išgalėm, kuriuom galiu, suteikiu, o kas čia, kame čia problema? Sakė, kad senelis yra priklausomas nuo alkoholio. Kas priklausomas ar nepriklausomas, tai čia, manau, galėtų nustatyti kažkas, tai ar jis priklausomas, ar jis išgeriantis. Ponas Romanai, jūs gyvenate kaiminystėje ir jūsų langai žiūri į Augustės kiemą.
Mus labai domina viena aplinkybė. Silardas, tų vaikų tėvelis, yra minėjęs, kad vienas žmogus toje šeimoje yra labai dažnai piktnaudžiaujantis alkoholiu. Taip yra Liutauras, tėvas Augustos. Čia vaikų senelis. Taip. Jums yra tekę matyti, kad jis išlitinėja ir... Žinau, kad išgeriantis jisai, priklausomybę turi, žinau šitą. Išgeria jisai, nu taip. Nu. Bet tas senelis, Silardai, rūpinasi vaikais ir supranti, ir finansiškai visom išgaliam padeda daug labiau negu tu negerintis. Aš daug ko neturiu, bet savo vaikams duodu pinigų. Aš jai daviau pinigų, o ji už 5000 eurų mašiną nusipirko. Mašiną, kurios kaina 1000 litų. Ar tai tiesa, kad šitas automobilis gali būti nupirktas iš pinigėlių, kurios Silardas siuntė tau ir vaikams? Ne, palaukit, prie ko čia tas automobilis? Silardai, čia mano tėčio automobilis, ką tu čia šneki dabar? Ką, tau nejuokinga čia atsivežti žurnalistus? Taigi teismo yra nuosprendis, aiškiai pasakyta, kiek tu skolingas esi vaikam. Kiek? Mes šito nežinojom, jis nutelėjo. Didelė suma, labai didelė suma. Plius minus kiek? Ir kviečia žurnalistus, nes jisai nenori nieko mokėti vaikam. Kada tu vaikam davei paskutinį kartą? Ar tu išlaikai vaikus, ką tu šneki dabar? Gerai, o sakyk, Augustė, pagrindinis konfliktas ir jo priežastis kilo dėl to, kad jisai neuždirba pakankamai pinigų šeimai? Ne dėl to. Aš dirbau, turėjau darbą. Ir darbas taip pat buvo prarastas dėl to, dėl jo pastangomis. Nes jisai norėjo, kad išvyktumėm visi į jo šalį ir viskas. Jisai nenorėjo, kad mes čia gyventumėm ir jis visai trukdė. Ir kai aš pasakiau, kad viskas, tai jis dabar užtat čia taip ir siautėja, nu. Kas yra baisiau negu kitose šeimose, Silardai, kad tu neišlaikai savo vaikų? Tai tas yra baisiau, o kas baisiau negu kitose šeimose, čia nieko baisiau nevyksta. She is saying that you are not responsible to pay enough money. Jis sako, kad tu nemoki pinigų vaikų išlaikymui. Tik todėl, kad ji žaidžia azartinius žaidimus ir dar duoda pinigų tėvui. Šiuo metu aš neturiu pinigų. Aš tik prašau, leisk man būti su vaikais. Jei aš savaitgaliui, mėnesiui ar 2 vaikus išsivešiu į Vengriją, ji galės dirbti ir pailsėti. Ten aš vaikais pasirūpinsiu, maitinsiu juos, rengsiu. Ji nori dirbti, todėl kas čia tokio, jei vaikai bus su manimi. Savaitgaliais vaikai gali būti su manimi, o ji gali dirbti. Tada aš žinosiu, ko vaikams reikia, kokių drabužių. Viską ir nupirksiu. Jei tik reikia pinigų į rankas. Pinigų, kuriuos jie atiduotų savo tėvui. Tai ką tu iki šiol veikėjai? Tai aš nesuprantu, kodėl tu nesiskundėjai nei vaikų teisėm, nei niekam, nei policijai. Taigi su policija 20 kartų čia važiavo. Taigi, buvo ne kartą vizitas. Niekad nesiskundė iki tol, kol mes neišėjom iš tavęs. Nu, iš kur iš tavęs? Taigi aš už nuomą mokėjau už viską. Taigi tu niekad nedirbai. Tu gal per visą šitą, per 7 ar 8 metus, kiek mes kartu esam, tu gal dirbai kiek? Nu kiek? Silardai, 5 metų, duok dieve. Nu jisgi nieko neatsakinga. Gerai, Augustė, man pasakyk paprastą dalyką. Aš suprantu, kad tu jau ne kartą ir ne 2 bandėjai vis dėlto tikėtis, kad galite būti kartu. Tų išsiskyrimų ir susibėgimų buvo ne 1 ir ne 2. Nu taip, atleisdavau. O už ką? Būtent jisai minėjo, kad tu esi smurtautoja šeimoje. Tavo argumentai dažnai būdavo tavo kumščiai. Kodėl buvo nekviesta policija, Silardai, tada, jeigu tu dabar taip teigi? Tai kodėl aš kviečiau, kai tau reikdavo policija, o tu mane nekvietei? Kodėl nekviesdavote policijos, kai jūs muždavo? Todėl, kad ji meluoja. Net tada, kai policija kalbasi su manimi. Ji meluoja ir policija klauso jos. Silardai, žinai ką, aš norėjau su tavim gražiai susitarti. Aš tau sakiau, nebus jokių teismų, nieko, susitarkim. Išlaikyk vaikus. Supranti, nesiautėk dabar, čia gerai, nu nesiautėk. O kas kaltas, kad jisai negalėjo turėti kažkokių reikiamų pajamų? Ar tas barjeras tarp kultūrų, ar kalbos barjeras? Tai kaip supras žmogus, jisai neturi pajamų ir jisai reikalavo teismo, kad jam priteistų vaikus auginti. Tai kaip šitą paaiškinti tada? Tai gal žmogus tiesiog, teisingai sako, gal tikrai atitrūkęs nuo žemės. Taigi jeigu tu pajamų neturi, tai kaip tu teismo prašai, kad vaikus tau priteistų?
auginti. Tai kaip tu prašei? Tai gal tu tikrai, gal tu logiškai nemastai, gal tu neturi, kaip sakyt, paaiškink šitą, nu prašau, paaiškink. Silardai. I was in Hungary for half year, I worked half year. Aš pusę metų buvau Vengrijoje, dirbau kelis darbus. Vengrijoje aš galiu rasti darbą, galiu ten dirbti. Jei mes gyventume Vengrijoje, būtų daug pigiau. Vaikai gali eiti į darželį, aš galiu dirbti ir Vengrijoje man nereikia mokėti jokių mokesčių. Children, I almost have to pay no taxes. Tai kodėl tu dar ne Vengrijoje, kodėl nedirbi, kodėl nesiunti vaikam pinigų? Ar Augustė dabar pinigėlius už jo įsiskolinimą tau moka vaikų fondas? Ne, man nieks nemoka, nes aš dar kol kas neturėjau antstoliams pinigų. Man reikia nemažai sumokėti antstoliams, kad iš jo išprašytų. I won't give you any money until... Aš tau neduosiu jokių pinigų, kol tavo tėvas čia gyvena. Tai pirma. O antra, kas nutiko, kai mes dar gyvenome kartu. Jis sėdėdavo internete ir žaisdavo azartinius žaidimus. Butą tvarkiau aš. Visus namų ruošos darbus dariau aš. Net tavo batus valiau aš. Dirty shoes and everything. And that... Atleiskit, Jau žinokit, pasmulkmenas, ar ne? Musinėjimusi, nu dar pasakyk, kai aš nosikrapštau tenai, nelaiku ar ne vietoj. Nu, Silardai, nu ar čia esmė yra? Supranti? Netrukus laidoje matysite. I would like... Noriu, kad vaikai čia nebegyventų. Šaukštai po pietų, Silardai. Ir pupų dėdės noras pakeisti vardą. Atsiriboju ir visai įsižadu šito pavadinimo ir nuo šiol mane gali Lietuvos žmonės vadinti tiesiog Upo dėdė. Jau aš netgi, jeigu būtų nesunku su juo, nebūtų, bent jau jisai netrukdytų man gauti kažkokias pajamas savo vaikams. Aš dėl vaikų tiesiog, žinot, kaip būna šeimose, visko būna. Tiesiog gyvena šeimos dėl vaikų, jeigu gali susitart žmoniškai, Silardai. O ar jisai labai kontroliuodavo tavo laisvalaikį ir tuo, kuo tu ruošiesi užsiimti, kad uždirbti pinigėlius? Taip, jisai išjunginėdavo kompiuterį, aš atsikeldavau 4 valandą, nes jis visą laiką man priekaištadavo, kad aš per mažai su vaikais. Aš buvau ką tik gavus darbą. Neturėjau patirties tam darbe ir aš labai stengiausi įsikabinti ir tiesiog atsikeldavau anksti ryte, kad galėčiau paskui vaiką išleisti darželį, kad galėčiau su vaikais dienos metu daugiau pabūt. Tiesiog 4 keldavausi ryte, kad iki 7-8 galėčiau jau pusę darbo dienos padirbti. Jis sako, kad kompiuteris reikalingas darbui, bet ne žaidimams. Not about betting. She was betting. Ji meluoja, ji lošdavo internete, yra net pinigus praradusi. She lost 120 liters. Šitas dalykas, Silardai, aš galiu net dokumentus pristatyti. Tu matai, tu šneki tai, ką tu galvoji, arba ką tu spėlioji, arba kuo tu norėtum, kas vyktų. O aš viskam galiu... Netiesa, Silardai, tu man išjunginėjai kompiuterį. Aš dar tada net neturėjau jokios sąskaitėlės, vaikeli. Šią vasarą, kai buvom Druskininkuose, tavo kompiuteryje buvo atidarytas azartinių žaidimų puslapis. O kas buvo įvykę su peiliu? Ji neva jūs puolė? Taip, mes buvome vat šitame kieme. Aš viską įrašinėjau mobiliuoju telefonu. Ji buvo virtuvėje ir mane puolė su peiliu. Aš neatsimenu jokio šokimo, ką... Jis turėtų būti geras Holivudo aktorius, kad visą tą suvaidinti. Žinokit, aktorius turėtų, kad suvaidinti melą, bet žmogus galbūt turi gilesnių problemų, negu tiesiog charakterio kažkokių savybių, ar ne blogų. Silardai, man buvo pasakyta paduoti tave į teismą už šmeižtą ir man pareigūnai ne kartą yra tą sakę. Aš tiesiog neturiu pinigų dabar, supranti? Tam. Nes tikrai problematiškas žmogus esi. Gerai, koks Augustė yra šansas, kad jūs vėl būsite kartu ir... Jokio. 0. Zero. Viskas. No chances to be together. Okay. No problem. Jokių problemų. Kai ji taip elgiasi, aš nenoriu būti kartu. Bet aš noriu, kad vaikai čia nebegyventų. Buvo teismas, buvo laikas, ką aš galiu pasakyti. Šaukštai po pietų, Silardai. Į Prienus ir labai norėtume paklausti vaikų teisų kontrolieriaus, ar tos sąlygos, dėl kurių tai pergyvena ponas Silardas, yra tikrai tinkamos jų nuomonė, kad vaikai augtų toje šeimoje ir tame name. Vaikai auga su motina. Taip, tame pačiame name gyvena
motinos tėvai. Tačiau vaikai auga prižiūrimi savo mamos, mama tikrai nėra girtaujanti, tikrai jinai juos tinkamai prižiūri ir jokių nusiskundimų nei iš gydymo įstaigų, nei iš mokyklos, nei iš kitų institucijų nesam nei gavę, nei girdėję, nei žinome. Apart tėčio, sakykime, kažkokių tai pareiškimų. Nei iš šeimos narių, nei iš kaimynų, nei, kaip minėjau, iš jokių aplinkinių institucijų, kurios yra šalia šeimos, arčiau šeimos, mes negavę niekada informacijos, kad ten gali būti vaikams nesaugu, negerai ar kitos problemos. Ponas Vaclovai, atvykome su piliečiu iš Vengrijos, kadangi žmogus baiminasi dėl savo vaikų ateities ir jis mini, kad galimai teismui nebuvo nurodytos visos aplinkybės, kad Augustė su vaikais auga šeimoje, kurioje vienas žmogus smarkiai girtauja. Vidutiniai, negalima sakyti, kad visiškai neigiamai, ne visiškai per vidurį gyvena žmogus, taip. Anksčiau tų buvo, kaip galima sakyti, šitokių įsišaukimų, tokių atvejų buvo, bet paskutinių laikų negirdėtų. Dar kartą pasakysiu, mėlyms žiūrovams, tą, ką dabar pasakiau angliškai Silardui, kad jeigu jis eikvotų mažiau energijos įrodinėdamas, koks blogas yra senelis, o daugiau skirtų laiko, mąstydamas apie tai, kaip jis gali rūpintis vaikais ir galimai išmokėti tą visą pinigų įsiskolinimą, manau, būtų viskas kur kas geriau. Mes žinome teisės, bet kartais pamirštame pareigas. Pareigas padėti namuose, pareigas išlaikyti vaikus. Yra ir kultūrinių skirtumų, tačiau sutarkime dėl vieno. Vaikai dėl tėvų kivirčų kentėti negali. Pirmiausia, atsižvelkime į jų norus ir sąlygas. O dabar linksma istorija apie linksmą žmogų. Tikriausiai visi žinote garsųjį keliautoją Pupų dėdę. Tiksliau žinojote, nes nuo šiol Pupų dėdė taip šaukiamas neatsilieps. Jis keičia vardą. Donatos pasakojimas. Kažkaip aš šitą žmogų einant norisi niuniuoti, ką nors dainuoti. Juk ne šiaip sau, nes Pupų dėdė yra labai muzikalus žmogus. Malonu, sutinku jūs su maršu. Tarp kitko, pristatau, kaip girdit, vietoj būgnų dunksėjimo šuniukų amsėjimas. Tai yra naujiena, bet labai maloni naujiena Lietuvos muzikoje. Situacija yra tokia. Pabandysiu paklausinėti žmonių, ar jie pažįsta Pupų dėdę ir kas jis toks, kad pažiūrėsime, žmonės žino, ar ne. Ar žinot, kas čia toksai? O ne. Ai, čia šitas tas, kaip jisai. Kas? Dėdė tas. Kieno dėdė? Žinokit, pamatau. Pupų dėdė. Ar žinot, kas čia va toksai? Ko juokėtės? Donatėlė. Ko juokėtės? Pažįstu aš jūs. Mane pažįstai? O va tą vyrą nuotraukai, žinot? Ne. Ne. Čia Pupų dėdė, žinot tokį? A, žinau. Žinot? Žinau. Ar pažįstat šitą žmogų? Tamsi nuotrauka. Žinot tokį Pupų dėdę? Nu, girdėjau viskį, bet matyt, tai Nematęs? nepažįstu, nematęs. Čia noriu parodyti nuotrauką. Ai, žinot, kas čia toks? Ką žinau, šitas gal Pupų dėdė? Teisingai, 10 balų. Ar žinot, kas čia toks? O, tas, kuris turbūt keliavo per pasaulį. O kas toksai? O pavardę neatsiminsiu, man jau tie metai, kad aš jo pavardės nepasakysiu. Nu, tada Bet jis žinok- kalėjime sėdi, taip? Ne. Kas jis toksai, pasakykit? Taigi čia tas, kur su šuniukais važinėja, nu. O kaip jisai vadinasi? Tas, kur su šuniukais važinėja? Taip, užklupo. Nu, va matot. Nu, greitai pasukam smegenis. Rytinė mankšta. P raidės. Taip, Pupų dėdė. Va. Aš čia, žinokit, jau netgi išduosiu paslaptį. Buvom sustoję Domeikavoje, rodžiau jūsų fotografiją žmonėm ir visų, na, kaip visų, keletą žmonių paklausiau, ar jie pažįsta, kas nuotraukoje čia toks yra atvaizduotas. Na ir, žinokit, pasakysiu tikrai, kad beveik visi sakė, taip, mes žinom, čia yra mūsų kraštietis Pupų dėdė. Malonu.
Malonu. Bet aš teisingai suprantu, kad pupų dėdės tokio jau nebėra? Ar dar tiksliau niekada Čia ir malonu, nebuvo? malonu, kad, kaip sakom, aš pasakiau, kad žmonės taip atsiliepia, kad jie mane pažįsta, gal kažkiek žmonių mėgsta ir vertina mane. Bet pats pupų dėdė dabar trumpai buvo. Pats pupų dėdė tai buvo Anykštėnas, Akyras Biržys ir prieškario laikų žmogus legenda. Jis buvo labai daugialypė asmenybė. Ir aktorius, ir rašytojas, ir poetas. Vienu žodžiu labai daug buvo specialybių. Tie senukai, kurie matė tą tikrąjį prieškarinį pupų dėdę, įžvelgė panašumus ir bendrybės. Taip. Kad aš panašus daug ko į jį. Ir dar kas pasitarnavo, aš turėjau jo asmeninę armonikytę cirko. Tai va, šita armonikytė. Ir kur čia dar vienas, o va čia pats Petras Biržys. Tie, kurie buvo matę senukai su armonikyte, jie ir praminė mane šių laikų pupų dėdė. O aš pasivadinau Upo dėdė. Upo. Jūs esat vardu, nesuklysiu, Algimantas. Algimantas, pavardė mano Jasilionis. Tai Algimantai, dabar kreipsiuosi jūs nebe pupų dėdė, o pradėkim nuo Algimanto. Algimantai, kada prasidėjo jūsų tas viešasis gyvenimas? Na, kada jūs pradėjote linksminti žmonės, bendrauti su jais, nežinau, rodyti savo augintinius? Na, kada jūs tapote žinomas? Tada augintinių dar visai nebuvo. Nuo ko pat prasidėjo tas? Viskas prasidėjo nuo Lietuvos atgimimo. Įkūriau Šaulių sąjungoje muzikinį ansamblį. Štai tas diplomas. Jūs buvote muzikinio ansamblio vadovas. Ir va čia tas diplomas. Lietuvos Šaulių sąjungos muzikinis ansamblis. Taip. Aš įgaliotas koncertuoti visoje Respublikoje Šaulių sąjungos vardu. Ir aš buvau šito ansamblio vadovas. Ištisai buvau su armonika. Šiaip aš buvau kaip savanoris prie parlamento daug kartų. Ir kartais paimdavau armoniką ir išėjęs pagrodavau. Pagrodavau gatvėse. Ir daugiausiai tas dainuodavau patriotinės dainas. Kodėl negalvojot, pavyzdžiui, būti tiesiog Algimantu, pavyzdžiui? Vis tiek kažkoks, reiškia, buvo noras slapyvardį įgyti. Tai aš kartoju paprasčiausiai, kadangi aš ir humoristas, daug linksmų dainų turėjau. Ir aš pasivadinau Gero Upo dėdė. Paskui sutrumpinau Upo dėdė. O kaip sakiau, Lietuvos žmonės, ypač tie senukai, žvelgdami panašumus su prieškariniu pupų dėdė, jie mane pavadino, iškreipė mano Upo dėdę, pavadino pupų dėdė. Jūs šiandieną mus pasikvietėte tam, kad visai Lietuvai dar kartelį pasakytumėt, jog jūs nuo šiol esate nebe pupų dėdė. Aš jūs pasikviečiau todėl, kad noriu pasakyti, kad aš buvau pasivadinęs ne pupų dėdė, bet Upo dėdė. Atsiriboju ir visai įsižadu šito pavadinimo ir nuo šiol mane gali Lietuvos žmonės vadinti tiesiog Jasilionį Algimantu arba dar, kaip sakoma, Upo dėdė, jeigu norėtų. Būkit Upo dėdė. Jo, ir arba Upo dėdė, kadangi, kaip sakyt, čia būtų tas Upo dėdė, tarsi atgaivinimas to tikrojo pavadinimo, kurį aš iš pat pradžių ir pasirinkau. Nuo šiol, kaip patys girdėjote, aš manau, kad Algimantas nesupyks, jeigu dar netyčia išgirs, nes žinokit, aš išduosiu paslaptį ir man, žinokit, tas liežuvis maišosi, jau tiek įpratę mes visi jūs vadinti pupų dėdė, bet nuo šiol, mėly tautiečiai, kreipkimės, jeigu pamatysime Algimantą su savo augintiniais, tai yra nebe pupų dėdė, o Upo dėdė. Taip. Tai toliau, vienintelis džiaugsmas, suprantu, tas yra, kad jūs ir toliau skleisit tą gerą nuotaiką.
kiek bus įmanoma, kiek aš galėsiu, aš tą būtinai darysiu. Kiek, kaip liaudis sako, kiek jėgos leis. Mano parašytos knygutės poema apie Vytautą Didįjį. Tada kita knygutė Lietuva, Marijos žemė, poezijos knygutė. Ir trečia knygutė Dainų ir pasakų žemė. Dar ir kurį laiką mokiausi lakūnų. Skraidžiau Cessna 150. Štai aš su lakūno Dariaus dukra, Dariutė Maštavė. Čia aš, dar būdamas... Koks jaunas. Taip, čia prieš daugelį metų. O, tėvynė Lietuva brangi, iš lėktuvo, kokia tu graži. O, tėvynė Lietuva brangi, iš lėktuvo, kokia tu graži. Dar aš fotografuodavau Lietuvos bažnyčias. Nesuskaičiuosiu kiek metų, bet visi iš tikrųjų vadino jūs pupų dėdė ir tos problemos nebuvo. Atsirado kažkas, kas paprieštaravo, kad jūs vadina pupų dėdė, aš teisingai suprantu? Atsirado būtent giminaitis, jis prisistatė giminaičių pupų dėdės anūku. Ir aš tada jam pasakiau, būtent, kad tikrąją teisybę, kad čia liaudis. O ką jis pretenzijas reiškia? Nu, jisai pretenzijas reiškia, kad atseit tarsi aš pasisavinau tarsi aš jo to giminaičio, bet tada man įtarimas pasirodė, ar jis tikrai giminaitis. Tai sakau, jūs pasakykit tada, taip jūs jau matau mylit, gerbėt senelį, pasakykit, kur jūsų tas senelis palaidotas. Nežino. Dabargi reiks visas kitas perklijuoti tuos reklaminius lipdukus. Visur, kur buvo pupų dėdė, kad liktų upo dėdė. Tai aš suprantu, kad mūsų laida ir aš pati būsiu tas asmo, kuris fiksuos, laimins, džiaugsis kartu su jumis ir duok Dieve, kad jums iš tikrųjų nekiltų jokių bėdų dėl to pupų dėdės vardo, nors man atrodo, kad nejaugi dabar čia taip gaila iš kitos pusės, ar ne? Buvo ta pupų dėdė ir man atrodo, kad žinokit, bijau, kad ir liksit kai kam, žinokit, iki grabo lentos. Nu, tegu jie vadina, bet aš dar vienas dalykas. Aš pirmiausiai dar atsiriboju ir nuo šito pupų dėdės pavadinimo iš pagarbos prieš kariniam tikrajam pupų dėdėjai. Nes aš ir apie jį daug skaitęs, apie jį daug girdėjęs, aš jį labai gerbiu. Lai lieka šitas pavadinimas tam, kam jisai turi būti skirtas. Tarp kitko, pasakysiu, vienam, žinokit, plikam klausytojai, klausantį šito maršiuko, plaukai ataugo, žinokit. Čia jau dabar aš nebe pupų dėdė, bet aš upo dėdė. Matau užrašus pupų dėdė, pupų dėdė, pupų dėdė, pupų dėdė. Biški, kaip sakiau, kad norėjom biški vėliau, nespėjau užklijuoti. Štai, pradedu klijuoti jau. Upo dėdė. Va čia akcentuokit, gerbiamas operatorius. Pupų dėdė, visur jau bus upo dėdė. Ir aš dabar paruošiu jums dainą, kur sakiau, praeityje upo dėdės linkėjimai Lietuvą. Jum papusiu upo dėdė, kas norės mane girdėti, tu jaunimo ir senimo, kviečiu aš susitikim. Tu jaunimo ir senimo, kviečiu aš susitikim. Jums žmonelį lietuvėlas, linkiu geras nuotaikėlas, šiais laikeliais nelengvai, būti jo vis tiek linksmai, šiais laikeliais nelengvai.
Atėjo vis tiek linksmai. Bravo! Bravo! Sako, su kiekvienu pavadinimu, su nauja pradžia ateina nauji išbandymai, išgyvenimai, sėkmės. Tai mes to tikrai labai linkime ne kam kitam, o pasirodo dabar jau nuo šios akimirkos Upo dėdei. O aš galiu pasakyti, esu laimingas, kad jūs tokie esate. Ir visa Lietuva irgi laiminga, kad jūs tokie esate. Atkeliavęs visą už pasaulį tarsiu, šalis gražiausia mūsų Lietuva. Pupų ar Upo, žmogus juk tas pats. Linkiu sėkmės mūsų herojui ir jo augintiniams. O aš primenu, kad mums galite visuomet skambinti telefonu, kurį matote ekrane. Gero vakaro su mūsų kanalu, likite sveiki ir saugus. Sudie.